Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 40-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Didieji sinchronizacijos projektai gavo ES paramą, įvyko Ignitis grupės IPO ir baigtos statyti 2 didžiausios saulės jėgainės šalyje. Iš tokių vidutinių naujienų susitarimas dėl elektros prekybos su Rusija nepatinka reguliuotojui. Be visų šių dalykų, EPSO-G skolos Ignitis grupiai šiemet negrąžins, į Klaipėdą atvyksta dar vienas dujų krovinys iš JAV, o suomių dujininkė finansuoja vėjo parką. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. ES infrastruktūros fondo Connecting Europe Facility, CEF, koordinacinis komitetas patvirtino 719,7 milijono eurų paramą antrajam Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentiniais Europos elektros tinklais etapui. Briuselis, kaip ir pirmame etape, padengs 75% etapo projektų kaštų. Tai be kitų dalykų, Lietuvos ir Lenkijos elektros jungties Harmony Link statybos ir sinchroninių kompensatorių įrengimas visose Baltijos šalyse. Projektams skirti atitinkamai 493 ir 166,5 milijono eurų paramos. Finansavimo sutartį tikimasi pasirašyti kitų metų pradžioje. Visgi, šalys gavo finansavimą ne visiems projektams, kuriems teikia paraišką. Visų ES šalių narių išreikštas CEF finansavimo poreikis šiemet siekia 3,4 milijardo eurų, 2,6 milijardo eurų iš jų elektros sektoriuje. Tuo pačiu visas laikotarpio CEF biudžetas siekia 979,6 milijono eurų. Fondo lėšų neužteko daliai vidaus tinklo projektų Lietuvoje ir Lenkijoje, taip pat baterijų elektros tinkle įrengimui. Paraišką dėl paramos šiems apie 240 milijonų eurų vertės projektams tikimasi pateikti kitąmet. Pirmojo etapo projektai buvo skirti Baltijos šalių vidaus elektros tinklų paruošimui sinchronizuoti su Europa. Jų vertė siekia 432 milijonus eurų. Tuomet Lietuva, Latvija ir Estija taip pat gavo maksimalų galimą 75% finansavimą – 323 milijonus eurų. Šių Lietuvai atiteko 125. Bendra sinchronizacijos projektų vertė sieks iki 1,65 milijardo eurų. Su Europos elektros tinklais sinchronizuotis planuojama 2025 metais. Tam elektros energijos perdavimo sistemos operatorius privalo įvykdyti 14 vyriausybės patvirtintų elektros energijos infrastruktūros projektų. Antradienį žiniasklaidai buvo pristatytas trečias baigiamas projektas – 41 km ilgio 330 kV elektros linija Lietuvos elektrinė Vilnius. Anot energetikos ministro, 5 projektai šiuo metu yra įgyvendinami, dar 6 yra teritorijų planavimo stadijoje. Šią savaitę baigėsi Ignitis grupės pirminis viešas akcijų siūlymas – IPO. Jo metu įmonių grupė išplatino 26,9% 20 milijonų bendrovės akcijų. Vienos akcijos kaina 22,5 euro. Taip, įmonių grupė pritraukė 450 milijonų eurų kapitalo ir rinkoje buvo įvertinta beveik 1,7 milijardų eurų. Bendrovė nusprendė mažmeniniams investuotojams atriekti 100% pageidautų akcijų 9,3% arba kiek daugiau nei 1 800 000 akcijų. Likusi dalis atiteko instituciniams investuotojams. Šie parametrai atitinka žemutinį bendrovės ir finansų ministerijos lūkesčių rėžį. Jos pasidžiaugė, kad net ir taip šis IPO tapo didžiausiu Baltijos šalių sandoriu per pastarosius porą dešimtmečių. Visgi, rezultatai kiek atsilieka nuo didžiausios skelbtos ambicijos. Viršutinė akcijos kainos riba siekia 28 eurus. Planuota išplatinti ir kiek didesnį akcijų skaičių – iki 20,9 milijono akcijų arba 27,8% viso bendrovės išleisto akcinio kapitalo. Taip listinguoto akcijų vertė apytiksliai galėjo siekti iki 585 milijonų eurų. Bendrovė tuomet būtų įvertinta 2,1 milijardo. Taip pat tuomet būtų pasiektas 10 EBITDA, pelno prieš palūkanas, mokesčius, nuvertėjimą ir amortizaciją vertinimas. Į šį atsinaujinančios energetikos bendrovėms būdingą rodiklį buvo nusitaikiusi finansų ministerija. Šiuo atveju bendrovė buvo įvertinta 8,1 praėjusių metų EBITDA rodiklio. Bendrovės IPO sėkmę įvertinti trukdo ir tai, kad įmonių grupė nepaskelbė, kiek kartų akcijų paklausa viršijo pasiūlą, žargonu tariant, kiek knygų surinkta. Anot bendrovės to neleidžia reguliuotojas Londone.
Įprastai sėkmingu IPO laikomas, kai surenkamos bent 2 knygos. Biržose prekyba įmonių grupės akcijomis turėtų prasidėti spalio 7 dieną. Jų kainos trajektorija ir prekybos aktyvumas parodys, ar investuotojų apetitas įmonių grupės akcijomis yra patenkintas, ar dar ne. Baltijos šalių prekybos elektra su trečiosiomis šalimis metodika iki spalio 5 dienos yra pateikta viešai konsultacijai. Sulaukę pastabų, šalių perdavimo sistemų operatoriai ją turės pateikti šalių reguliuotojams tvirtinti, tačiau procesas nebus sklandus. Metodiką tvirtinti turėsiantis Lietuvos energetikos reguliuotojas suabejojo, ar bus tinkamai įgyvendintas politinis šalių nusiteikimas nepirkti Astravo atominėje elektrinėje pagamintos elektros. Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos pirmininkė Inga Žilienė konservatorių Seimo frakcijos posėdėje teigė, kad reguliuotojas prašys, kad Litgrid pateiktų būsimų fizinių srautų per Lietuvos ir Baltarusijos jungtis modeliavimą. Reguliuotojas taip pat nėra įstikinęs, ar formulė, naudojama tarpzoniniams pralaidumams apskaičiuoti, atspindi šalių politinį siekį nepirkti Astravo atominėje elektrinėje pagamintos elektros. Šalių sprendimas dėl baltarusiškos elektros turėtų būti įgyvendinamas sukuriant elektros kilmės garantijų sistemą. Kol kas neaišku, kaip jie atrodys, dėl jos nesiderama ir su Rusija. Tačiau pusę lūpų svarstoma apie sistemą, leidžiančią atimti prekybos licencijas iš baltarusišką elektrą Baltijos šalyse prekiaujančių įmonių. Anot reguliuotojo vadovės, svarstoma sertifikatų sistema turi veikti efektyviai, o ne tapti formalumu. Lietuvoje užbaigtos ir didžiausia, ir antra didžiausia saulės jėgainės šalyje. Saulės grąža paskelbė pabaigė 2,5 MW galios saulės parką Kuršėnuose. Ignitis gamyba savo ruožtu baigė 3 MW galios saulės elektrinės prie Elektrėnų statybą. Ji prijungta prie nuo vasaros veikiančios 1 MW galios saulės jėgainės. Bendrovė teigia, kad tai didžiausias saulės jėgainių parkas Baltijos šalyse. Investicijų sumų bendrovės neskelbia. Abi jėgainės bus parduodamos ar nuomojamos gyventojams, kaip nutolusios saulės jėgainės. EPSO-G šiemet negrąžins beveik 160 milijonų eurų skolos likučio Ignitis grupiai. Valstybės valdomų įmonių tarpusavio skola susiformavo, kai įgyvendinant trečiąjį energetikos paketą, EPSO-G iš Visagino atominės elektrinės įsigijo Litgrid akcijas. Tam bendrovė skolinosi 210 milijonų eurų iš Lietuvos energijos, kuri dabar vadinasi Ignitis grupė. Skola turėjo būti grąžinta 2017–2022 metais. Siekdami pagražinti Ignitis grupę prieš jos IPO, įmonių akcininkai sutarė grąžinti skolą jau dabar, refinansuojant ją bankų paskolomis. Visgi EPSO-G apsigalvojo ir skolą toliau atiduos pagal grafiką. Į Klaipėdą iš Freeporto uosto JAV atvyksta dujovežis Arctic Aurora. Jis spalio 7–9 dienomis į Independence atgabens 7 amerikietišką krovinį terminalo istorijoje. Tai yra apie 138 tūkstančius kubinių metrų suskystintų gamtinių dujų. Iš viso pasibaigusiais dujų metais, tai yra 2019–2020 metų spalį-rugsėjį, Independence sulaukė 74 dujovežių. Terminale perkrauti 3,5 milijono kubinių metrų suskystintų gamtinių dujų, palyginti 2019 metų spalį pasibaigusiais dujų metais 33 dujovežiai atgabeno 2,2 milijono kubinių metrų suskystintų gamtinių dujų. Ir galiausiai, Suomijos valstybinė dujų ir elektros bendrovė Gasum sudarė 10 metų trukmės elektros energijos pirkimo sandorį, vadinamąjį PPA, su atsinaujinančios energetikos vystymo bendrovė Abo Wind. Ji šalies šiaurės Ostrobotnijos regione pastatys 9 turbinų apie 40 MW galios vėjo parką. Turbinas projektui tieks ir 155 m aukštyje montuos Nordex Group. Iš šio vėjo parko Gasum įsigys apie 100 GWh elektros per metus, kurią pasiūlys savo klientams. Projektą planuojama užbaigti 2023 metais. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidėms pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.